like a dream, feels like magic. Now I believe I can have it. Temu, Sveiki visi. Na ką, štai atėjo šiltas dienas, bet su jais kartu ir didžiuliai škvalai. Paskutiniu metu aš pradėjau pastebėti, kad socialinėse tinkluose pradėjo mirgėti daugybė reklamų iš tokio giganto kaip Temu. Turbūt bando nukonkuruoti AliExpressą ir dar visus kitus, Amazonus ir taip toliau. Na ką, galvoju, reikia ir man neatsilikti nuo mados ir užsisakyti kažką iš Temu. feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have it. Temu, Temu. All of my wishes came true. Shop like a billionaire. Shop like a billionaire. Temu, Temu. Download the Temu app and shop like a billionaire. Dažnai man rašydavot, Vytai, o tu ką nors užsisakinėjai iš užsienio, pavyzdžiui, tokius kaip įrankius ar dar ką nors. Su įrankiais vieną kartą užsisakinėjau, tai tik tais iš Švedijos. Ir šį video nutariau padaryti būtent užsisakyti iš Temu, iš jų kokį nors produktą. Sėdėjau galvojau, blema, ką čia tokio man paimti. Vis galvojau, ką čia tokio nusipirkti, užsisakyti, kad būtų aktualu man ir būtent tie, kas turi visokias sodybas. Kelis produktus, būtent mano sodybėliai. Galvojau, ko man betrūksta. Ir pagalvojau, aukštos raiškos televizijos, kadangi pas mane iškelta yra paprasta antena, nukreipta būtent į televizijos bokštą. Bet žinok, signalas visai neblogas eina. 8 kanalai. Tai galvoju, ką čia tokia padaryti, kad praplėsta galimybė. Ir neilgai scrollinant suradau Temu tokia kaip ir HD TV televizija. Tik tais paprasta lėkštute, kvadratinė lėkštė. Ir aš galvoju, užsimontuosiu iš kur nors ant kito kampo ją. Bet tuo pat metu galvoju, užsakysiu dar kokį nors prekę. Kad jau važiuotų jinai ne viena, o iškart kelias. Ir galvoju, ko man gali dar prireikti, kas gali būti aktualu būtent jums. Tai šiuo atveju aš užsakiau kamerą. Apsaugos kamerą, bet ne tiesiog kamera, o kamera pakraunama būtent saulutės. Jokių laidų, turi viduje akumuliatorių, pakrovimo tokia stotelė, tai yra tokia plokštelė, kuri pakrauna ir turi laikyti, pasak gamintojų, turi laikyti net visą naktį. Iki kitos saulėtos dienos. Na, mes visą šitą patikrinsim. Jūs nežinot, bet visą šitą laiką šalia manęs jau buvo atvykęs siuntinys. Tai yra kamera supakuota, aš jos dar neardžiau nieko. Visi parametrai ant šono. Ir antena. Antena galvojau, kad bus daug didesnė. Pasak gamintojų, bus net HD televizija. Ne 4K Full HD, bet man to užteks. Na, žiūrėsim, ką iš savęs reiškia. Pradžiai pradėsim nuo antenos. Taip, pagal kokybę kaip, toks viskas plasmasiniai, nesijaučia taip prabangiai labai. Ir užsisakant tokią lėkštę, internete rodė, daug didesnį atrodė. Na, bet žinot, kaip sakant, svarbus smūgis, gal ir nereikia čia didesnės antenos. Pasižiūrėsim, ką jinai rodys. Nors iš pirmos apžvalgos taip žiūrint, tai, tai viskas. Plasmasė tokia, sakyčiau, ant 6.
Taip, įdomu, kokio ilgio laidas. Va čia yra gan svarbu, nes norint pakabinti ją ant stogo, ar reikės prailginti laidus. Tai va, ką mes čia turim, pasižiūrėsime. Laidas 10 metrų. Jau su 10 metrų galima kažkur tai išmest. Tai statau riebų pliusą. Temu kol kas šaunuoliai. Dėl laidų ilgio. Ir ką dar pastebėjau, tai yra va dar tokia apsauga užsitraukė. Čia matomai jisai jau į pačią anteną lauke. Tokia pagalvota. Ok, pliusas. Dar ką pastebėjau, yra va toks laikiklis. Toks va laikiklis. Pritvirtint lauke. Nu tai pagal storį 6 jisai. Ir dujantis plienas. Tokią antieną tikrai išlaikys, užteks svorio. Kažkur tai apie, taip ant svorį, apie pusę kilogramo. Beje, komplekte dar yra metaliniai dibeliukai. Papildomas va tokios 2 skabės. Ir va tokias, tai manau tikrai sugalvos. Turėsit variantą iš ko pasirinkti, kaip pakabinti ją. Ir prie ko pakabinti. Pajungti tikrai labai viskas paprasta. Tiesiog neįmanoma suklysti. Na ką, 2 jungtis. Viena USB maitinimui, kitas antenos signalai vaizdo darot. Ką dar pastebėjau, kad USB turi paprastą 2.0 versijos jungti. Tai ant senesnių televizorių bus didelis privalumas, kadangi ne visi turi USB 3 jungtis. O reikalinga dėl ko jinai. Tiesiog maitinimui. Užmaitint, kad esama stiprintuvėlį. Ką, einam jungti. Pas mane, kadangi teliko iš šono jungtis, tai bus daug viskas paprasčiau. Išjungiam anteną, jungiam esamą. Na ką, liko tik tais užlipti kuo aukščiau ir jungti anteną. Papildomai nukreipiau į televizijos bokštą. Na ką, liko pagaut kokį nors signalą. Beje, skaitmeninį signalą. Kaip teikia temai. Na ką aš galiu pasakyti. Kanalų skaičius padidėjo nuo 6 iki 22. Apie 4 HD kanalus atsirado.
Labai daug lenkiškų kanalų papildomai prisidėję, nu kaip labai daug, kokie 4 kanalai lenkiški yra. Na, praplatėjo mano vizija į pasaulį biškelį ir galiu pasakyti, variantas neblogas, kas turi sodybas. Bent jau mano atveju tikrai, bent pasižiūrėti žinias, to užteks. Ir su pajėgimu susitvarkys net bet koks senukas. Viskas yra labai elementaru ir paprasta. Tokios antenos kaina gaunasi netoli 100 eurų. 89-83 bus nuoroda apačioje, nes kainos kyla. Šokinėja, tai į apačią, tai į viršų. Vienu žodžiu, neblogas variantas. Tiesą pasakius, galvojau, kad nieko įspūdingo iš jos nebus, bet iš 10 balų duosiu 7. Kodėl ne daugiau, o vien tik dėl to, kad norėtųsi daugiau kanalų. Žadėjo daugiau, bet nepamelavo dėl Full HD, signalas tikrai eina. Neblogas, tikrai neblogas, kaip sodybai tikrai per akis, bet galite pasižiūrėti. Yra netgi LRT HD, po to TV3 Plus labai gražiai rodo. Man to va taip. Aš vis tiek į sodybą net važiuoju žiūrėti filmus. Bet pažiūrėti, kas pasaulyje darosi, tikrai užtenka. Va, History kanalas, man atrodo, yra vienas. Reguliuojasi labai paprasta, elementaru. Ką aš dabar darysiu, kol kas pajungsiu seną anteną, o reikalui esant, tada jau lipsiu, vesiu laidus arba bandysiu prijungti prie senos sistemos, kad nereikėtų naujų laidų vedžioti. 1 week later. Ir dar kartą sakau, sveiki visi. Na ką, štai praėjo jau dar vieną savaitę ir jau dabar aš jau galiu padaryti jums ataskaitą. Antena veikia va taip. Šį kartą šitas pirkinys pasiteisino. Keliamės į vidų, parodysiu, kaip rodo kanalai. Ką užmiršau paminėti, tai kad aš užkėliau anteną ant pačio aukščiausio namo taško. Nuėmiau seną ir užkabinau ant tos vietos naują. Ir man dasidėjo, žinokit, dar papildomai 3 kanalai. Ir pagerėjo dar geriau kokybė. Va štai koks pas mus lietutis, toksai nemažas. Viskas bėga per stogą. Ką aš norėjau pasidalinti, chebra, su jumis dėl antenos. Sumontavau aš ją, žiūrėkit. O, tenais man sumontavau. Pačiam viršui. Ir žinot ką? Lietus lyja, signalas jokio iškraipimo, nieko. Vienu žodžiu, kol kas viskas ok. Bet aš dar ją testuoju. Ir pasakysiu, kas bus po savaitės. Ar signalas nepasimetė, kaip su kamera. O, reiktų užlipti laidus pakeisti. Turbūt. Nu, nesvarbu. Signalas ar nepasimetė, kaip su kamera, ar viskas tvarkoje. Ir duosiu savo galutinį verdiktą. Nu, laukiam kitos savaitės. Kaip sodyboje, žinokit, signalas tikrai labai geras. Nemirksi nieko. Padarysim va taip pat. Nemirksi signalas nieko. Puikiai. Ir netgi įsivaizduojat, yra HD kanalų. Gal kokie 4-5. HD Vilnio. Nu, pasižiūrėsim, pavyzdžiui, HD Vilnio, kaip jis čia rodys pas mus. Lenkų. Matot? Skaitmeninė TV. 16:9 Full HD signalas. Na ką, atėjo. Ir antram pirkiniui laikas. Why don't you order some on Temu? Okay, sounds like a good idea. Special gift for lucky users. Win 40% off coupon.
I just want some minerals. Insert cash or select payment type. I just saved myself $150. I'll just tap the screen and see what I get. Aš vis galvojau, kaip man sumontuoti dar vieną trečią papildomą sodė kamerą bei ypatingų laidų vedžiojimų ir galvoju, kaip aš galiu įsisukti. Ir šiuo atveju man vėl padėjo Temu. Tai yra visiškai belaidė kamera, pakraunama nuo saulės. Turi savėjo akumuliatorių integruotą ir 2,4 GHz Wi-Fi pajungimą. Tai pasijungs net ir ant senų routerių. Aš galvoju, kai kur man sumontuoti kamerą taip, kad ir matyčiau ir laidų nereikėtų vesti. Šiuo atveju pasirinkau kamerą, kuri kainuoja apie 100 eurų, linkas bus apačioje. Na, jis savyje turi to, ko man ir reikėjo buvo, į ką aš kreipiau dėmesį, kad galėčiau tiesiogiai prisijungti, nebūtų filmavimas kadrais, o būtų tiesiog live view būtų, tiesiogiai galėčiau žiūrėti. Rodo jinai tokius parametrus, tai tipo vandens nebijo, tas ir turėtų būti, lauko kamera jau. O to pilnas spalva, tai yra ir naktį, vaizdas spalvotas. Šitą mes patikrinsim, pasižiūrėsim, bet tą, ką jau rodo. Integruota baterija viduje, kuri kraunas, nereikia nieko pildomai pirkti. Filmavimas vyksta, tarsi žmogaus judesio pagavimas vyksta PIR pagalba. Iš tų pigesnių modelių eina. Kas yra PIRas? Hebra, aš jums mėsiu linką, galėsi pasiskaityti. Vienu žodžiu, tai žmogaus aptikimas tokių algoritmų, kaip kamera supranta, kad tai yra žmogus. Tai yra, jis kažkaip turi nuskaityti, analizuoti visą ir supras, kad tai yra žmogus, o ne gyvūnas. Tai va, tai yra PIRo pagalba. Tas nėra gerai, bet ant šitų pigių kamerų visi naudoja PIRą. Jau brangesnis eina kitas technologijas. Vienu žodžiu, internete pilna informacija apie tai. Bet tiek to. Yra naktinis matymas, o kaipgi kitaip be naktinio matymo. Vienu žodžiu, prirašė to, kas ir turi būti. Pasižiūrėsim, ar visas funkcijos šitos ir yra, ir ant kiek jos gerai veikia. Na ką, o dabar mes ją bandysim ardyti, ok? Taip sakant, darom unboxingą. Finish ending, jo, anglų kalba yra. Volvaut, pavyzdžiai netgi yra, kaip teisingai ir lygiai prigręžti prie sienos, jeigu jums to reikia. Baltas laidas, gerai netrauks karščio. Labai aktualu, nes pavyzdžiui, jeigu reikia kažkur išvesti toliau biškelį kamerą, o šitą saulės modulį pastatyti, kad gaudytų jisai saulutę toliau. Kiek čia pas mus? Kažkur tai apie 2 metrus, ne 3, o 2 kažkur metrai gaunasi laidas. Ok. Žiūrėk, plasmas tokia. Netraška nieko. Kaip ir rodo laikiklis. Plasmasinė smirda. Dažniausiai ant pigių įrenginių smirda plasmas. Taip, pažiūrėjom, kokį dar yra toks laikiklis, matot, kuris reguliuoja kampą, matymo kampą. Na vat, kur radau, kur jau pataupė. Šitas vat reguliatorius, kur reguliuoja kampą, toksai jau. Bet kvapo nėra, bet toksai jau. Matosi toksai pigus. Ir po kažkurio laikotarpiu, man atrodo, jisai gali lūžti. Žiūrėsim. Kas čia dar? Čia turbūt galima bus pakrauti ją, jeigu saulės nėra, tiesiog nuo akumuliatoriaus greičiausiai. Žiūrėkit, 2 pinsai duota. Tai tokie labai jau prastos kokybės. Turbūt ištraukti kokią SD kortelę. Ok, idėja ir tai už tai gerai. Tokių aš visada, jeigu montuoju, visada jas velniop metu, o montuoju savo fišerius. Taip, ir prieinam prie pačios kameros, ok? Tai... Čia turbūt SD kortelė dedasi. Taip. Turbūt bus aklė viduje pastatyta.
Pasižiūrim, nejaugi čia bus SD kortelė. Dar įdėta dovanų, taip sakant. Nors aš turiu kitas nusipirkęs, naudoju. Nu jo, bet žiūrėkit, vat kaip neištraukė. Kaip ir sakau, labai silpnyje. O rankų, žinokit, čia įkiš negaliu. Teks pasitelkt sūnaus pagalbą. Net ir tau nesigauna, ne? Ištraukė. SD kortelė 32 GB. Jau čia pačią pigiausią idėją, bet ačiū ir už tai. Aišku, dažnai mes čia nelandžysim, taip kad dėl to aš nesiparinu. Vieną kartą statei ir pamiršai. Čia antienas reguliuojasi, kokią pusę nori. Pasižiūrėsim. Na ką? Tokia nelengva jinai. Akumuliatoriai užsukti, tikiuosi ten gumytė viduje yra. Na taip, va čia va yra off on. Ir va čia galim pakrauti akumą nuo, kaip ir sakiau, nuo tinklo. Ta aš turbūt dabar ir padarysiu. A few moments later. O toliau viskas kaip ir visada. Nusiskanuojame barkodą esančią ant kameros ir plaukiam pasroviui. Atsisiunčiam QCam Pro. Registruojame savo akauntą. Na ką, programėlę atsisiunčiau, užsiregistravau visur. Ir dabar bandysiu suporuoti. Nieko įspūdingai sunkaus čia nebus. Viskas vyksta kaip ir visuose programėlėse. Visuose visiškai paskutiniu metu aš pastebėjau vienodai. Prisijungiam prie 2,4 GHz. Spaudžiam pliusiuką. Leidžiame prieimą prie kameros. Nepamirštame, kas pas ką yra 2,4 ir 5 GHz. Routeris. Būtinai perjungiam ant 2,4 GHz, suėdam visus reikalingus pasvardus ir voila. Na štai, kamerą priregistravau, prijungiau, dabar liko klausimas, kur ją pakabinti. Štai ir viskas. Sumontavau, suinstaliavau appsą, viskas buvo labai paprastai ir aišku. O toliau sekantis žingsnis tai yra bus testavimas programėlės ir žiūrėsim, kaip pati kamera savęs parodys. Tikiuosi bus įvairių dienų, ir lietingų, ir saulėtų, ir apsiniaukusių, nes noriu pasižiūrėti, kaip ilgai laikys akumuliatorius vidinis. Dabar nieko pasakyti negaliu kol kas, bet visas review bus po 2 savaičių. Atėjo laikas išbandyti appsą. Ir žinot, mane švelniai sakant taip nustebino programėlė, nes pasirinkimas išties buvo nemažas. Ir matot, iškart suveikia motion detectionas. Ir meniu tikrai prabangus. Video įrašymas kas 10 sekundžių. Human detectionas buvo pas mane išjungtas, nes jeigu sujungi visas funkcijas, tada labai greit sodina akumuliatorių. Norėjau išbandyti ant taupiausių režimą ir ant režimą, kuris tikrai stipriai sodina akumuliatorių. Bet, kaip visada, yra vienas bet. Bet apie jį truputėlį vėliau. 怎么能苦恼？一切会好的，一切都去吧。
Kaip matote, įrašymo greitis pasirinktas kas 10 sekundžių. O štai kadre pasirodė ir šito video autorius. Much later. Sveiki visi. Na ką, šį kartą aš jau filmuoju iš savo, taip sakant, darbinės studijos. Ir norėčiau visiems atsakyti, kurie sakys, Vytai, tai kaip čia taip darai tokią nedidelę apžvalgai temų produkcijos, o filmuoji taip nerimtai. Taip pastaja kadras, mažiukas 4:3, tai 16:9, tai tu išsirengęs filmuoji kažkaip nerimtai. Hebra, visų pirma, aš noriu parodyti požiūrį apskritai, ką aš manau apie temų produktus. Nieko rimto. Visų antra, visi, kas žiūri mano kanalą, žino, kad aš rodau visiems be pagražinimų, taip kaip yra viskas, jokių pagražinimų, kaip yra, taip yra. Ir štai, Hebra, atėjo tas momentas, bet. Vienu žodžiu, pusvalandžio darbo prie kameros, stebėjimo visokių funkcijų, ką jis ten gali, su apsu, ne? Mano kamera užlinko. Dabar turėtų turbūt kažkur išlys šonė kairiam arba dešiniam laikas. Temų. Hebra, pasimetė signalas routerio. Jinai viskas gražiai, viskas veikia, jinai sukeliojasi galva, pati iš savęs, kada perkrauni. Bando pagauti signalą, bet signalo nėra. Ir žinokit, 2 savaitės aš su juo vargau, sodyboj, bandžiau perkraut, resetint, ko tik tai nedaryt, išiminėti akumuliatorių, pilnai nusodinti ją. Nieko, signalą nepagauna, jokiais būdais, Hebra. Nu ką, galvojau, gal routeris blogas. Atvežiau namo, bandžiau prijungti prie kito routerio. Nu, niekaip, jinai nepraeina. Antros patikros, ta prasme, antros pakopos vadinamos tokios, kada prisijungia prie tinklo. Paskutinio, taip sakant, patepimo. Nu, neprisijungiam prie tinklo ir viskas, nors tu ką. Net mano kaktusas šokė. Vycka, ką tu negali prijungti kameros? O aš sakysiu, negaliu, signalas pasimetė ir nekaip, nes nei vieno routerio nenori draugauti. Nu, ką aš galiu dar padaryti? Jeigu nenori draugauti su nei vienu routeriu, tada jinai keliaus savo kojytėm, mažom, į šiukšlyną. O mes grįžtam prie sodybos. 2 savaitės. Tiek aš bandžiau prijungti kamerą. Prie jokio routerio jinai taip ir neprisijungė. Vaizdo aš taip ir negavau. Ir stojo mano namukas dabar be apsaugos. Ką aš galiu pasakyti? Hebrogi nieko. Nieko gero aš negaliu pasakyti apie šitą produktą, kadangi paveikis man tik tais 0,5 valandos ir tai iš tų 0,5 valandos jisai baisiai žiauriai lagino. Palyginus tai, ką mano Reolink kameros sugeba, tai šitas variantas visiškai ir Reolinko kameros kaip žemė ir dangus, nors ir jos nėra kažkokios labai brangios. Kągi aš galiu pasakyti šitą produktą. Nieko gero ir rekomendacijų jokių negaliu duoti. 0. 0 iš 10. Tiek aš galiu rekomenduoti. Ir kokias išvadas mes galim daryti prekės iš Temu. Jūs sakys turbūt, taigi žiūrėk, nebrangiai produktai kainuoja. Sako, visgi kažką galima kokybiško nusipirkti. Hebra, tai yra jūsų pinigai ir nesvarbu, jūs perkat pigiai ar brangiai, tai vis tiek yra pinigai.
ir rekomendacijų aš tikrai jokių negali duoti. Tik tais remkite savo galvą. Aš manau, kad neverta užsiimti tokiais tinklalapiais ir pirkti tokias prekes nežinomos kokybės, neaiškios kokybės. Spręs tik tais jums, bet aš savo jau išvadas pasidariau. Jokių brangesnių pirkimų kaip 20 eurų iš tokio tinklalapio tikėtis ir pirkti neverta, kadangi kokybė yra abejotina. Bet jums spręsti. Tai kol kas šiandienai tiek. Iki. Ir dar šitą situaciją galėtų apibūdinti tik tai va tokią nuotrauką, kurią aš radau internete. You want the Chinese version? I'll give you that too. 我要金要带，我是冠军，我永远不放弃。 Let The Rock tell you in Chinese. Uh-oh. Chinese? Ding bang ding dong, he's Stone Cold. Aye!